Taip. O čia reikės irgi rankiną jaučiu nusijimti, prasišveisti. Čia yra prašpakliuota, o šitą noriu aš pabaigti greičiau, nes čia yra privirintas naujas metalas. Čia visur užtrinta. Vidus va. Dangtis tas galinis yra. Vienužas sėdinės visos yra. Nu, čia toks miški bardakėlės. Čia dėžė detalių. Yra surinkau visas, kiek įmanoma. Ai, blėt. Priekį kas tikam ten magnetolo sakė reikia. O yra magnetola. Nu, panelę tai šveisti reikės. Ne, čia buvo papelijus ar kas. Tai va, dujų apšifkės visos yra. Nes ten yra virinta. Oi, blėt. Nes va, iš vidaus matosi. Čia biški jau yra gavęs tas. Bet aš turiu nupirkę specialų priešnodį tiems vidų ištepti. Čia duris vairuotojo irgi tas pats yra, suvirintas naujai. Tai va, nu, čia dar tokių visokių milačiovkių. O tas apšifkės reikėtų man irgi bandyti nulupti jas, kad į vidų ten privaryti to movilio, kaip jisai ten vadinasi. Čia yra, dar kažką radau. Blet, kaip jis atsidaro, jisai, blet. Karočią, čia dar šlanga, kaip būtų ratams pūsti, bet kad čia kompresorio nematau aš. Ai, laidai yra. Ir va, dar matai skylutę radau. Ventiliacija. Reikės užtaisyti. Ir čia tipo orui. Anksčiau buvo tipo padangom prisipūsti išeina. Nu ir kita dėžutė, čia irgi yra vituščia. Nu, rūkoriams yra peleninio. Va, atsidaro, blėt. Nu, čia podukams, bet nėra pado tik tai. Bet čia kažkoks yra. Ai, čia yra va, tie langai. Ai, bet ne, tie langai atsidaro taip. Nu, vienu žodžiu. A, dėl stogo, va. Ai, dabar čia atsiguliau. Stogas yra va, biški. Toksai va, medžiaga. Šaltai, baltai, bet ją reikės tvirtinti. Ką čia dar jums parodyti? Gera, tik vat nepastebėjau, kad yra biški stiklas vat skylės. Nu, bet čia tam technikiniui dzin. Aš ten juodą juostą uždėsiu. Galėsim ant tos juodos juostos dar užrašyti Black Castle Warriors. Tai va, toliau skydelis visas veikia. Tik tai vat nežinau dėl tų visų praputimų. Nu, dar dabar klemas yra atjungtas. Tai vienu žodžiu. Tai va, tokie tokeliai, va. Durys irgi čia naujai buvo privirinta visa dalis. Reikės dabar va tą, va, užsišpakliuos. Tai va. Ir galas. Galvojau čia zapaskį tvirtinti, bet žiūriu, kad čia zapaskis nelabai ant galo pritvirtinsi, nes labai toli yra tasai, kad čia lankstus dėti. Storas bagažnikas. Tai va. O, kažkas čia uždėjau. Tai va, o taip tai viskas normaliai. Tasai stogas. Ai. Čia galėsim racijos anteną pritvirtinti. Iš ano busiko išimti. O taip stogas va, visas koks yra. Ir šitie apie kokios bėgių šnekėjau. Tai va šitie bėgiai va yra. Ant jų galima kaip ir tvirtinti, bet reikalingi specialūs tvirtinimai. Tai va. Ir taip galvoju, jo, dabar čia tos gratelės, visas detalės yra. Nu, žodžiu, sudėta, aš viską išsidėliojau. Tokie moldingai. Tai va, aš mastau, gal tą bamperį ir priekinės grotas su to Mersų ženklu juodai nupūsti su Raptoriu. Galinį bamperį ir tos moldingus nupūsti juodai. Tai va. Nes čia matot, kas yra. Yra iškart radiatorius. Plema dėl to tvirtinimo. Aš nežinau, čia reikės žiūrėti, jeigu norim kažkokį rėmą čia tvirtinti. Ir jie plamai, kaip jį, kur išlupti tą bamperį. Dar nežinau. Šitą ujobiš čia reikės užpakliuoti, arba čia BCV ženkliuką uždėti. Padaryti. Tai va, nes tas Mersų ženklas man kažkaip nelabai. Ir paskui,
kaip mes šveisim tuos. Aš šveisiu visus tos užrašus, kad nebūtų nei vieno čia užrašų. Kažkieno čia aštunkuojas, dar vos kilutės. Čia buvo Merso ženklas. Reikės irgi užpakliuoti. Šitą nahu irgi nuimti. Bus taip. Yra tasai remelis, bet jis yra per pusę perlaužtas. Vienu žodžiu, kur yra, kad atidarinėti dangtį. Spinelė viskas yra. Nežinau, arba jį bandyti suklijuoti, arba bandyti surasti tą, vienu žodžiu, huinia mane. Nu ir čia jau viskas yra prašveista, bet nėra nei užpakliuota visur. Tai va čia reikės irgi prasišveisti, užsišpakliuoti ir bandyti nusigruntuoti, kad jisai dar būtų. Ai, blėt, čia dar rudis biški yra. Nu, huinia čia. Vienu žodžiu, в целом galim darbuotis pilnai. Ratukai biški per mažoki, norėtųsi biški didesnių, nes va, tokie atrodo ir labai blemba, butelys praktiškai beveik telpa. Bet žiūrėjau, ten buvo biški palindęs, ten galim spiroklės didesnis, labai trumpos spiroklės yra. Nu va, Olegas prašė vaizdą padaryti, vidosiką, nu padariau. Karočią baka tas, kaip nekeista, blėt, nesurūdėjęs. Dangtelis. Geras. Soliarka kvepia. Tai va. Toliau, ką čia dar jums parodyti. Blėt, valytuvus reikės keisti, ar nenori. Varikliukas kaip ir, blėt, visai nieko, jisai nėra toksai, kad būtų apšiktas, jeigu jį dar nuplovus. Pabandyti čia su karcheriu apipurkšti. Ten gal biški vos yra prie dangtelio. Bet, blėt, nesitepa. Ai, biški, ne, nesitepa. Nu, vienu žodžiu. Ir, blėt, va tą dangtelį reikia surasti. Čia vandeniui. Antifrizo. Žiūriu, antifrizo daviklio tas laidas nutrūkęs. Tai va, tokie tokeliai. Ir dar vienas dalykas, nėra spinelės. Balkis yra, bet nėra spinelės. Fiksavimui tam vat. Tak što reikės žiūrėti. Nu, jis sakė, paieškos dar tame pas save garaže visą tą dalyką. Ir žiūrėsim. Posūkiai yra, vieną posūkį tik tai reikės nusipirkti. Reikės tame į tą nuvažiuoti, nes vienas yra, bet yra sulūžęs. Lemputės yra. Aš tik nesuprantu, ar čia yra technikinis tas. Yra centrinis, yra. Uždaro, atidaro. Tai va, tokie tokeliai. Pradėsim projektą. Čia dar žiūrėjau, tik tai ne užtrinta, užpakliuota, bet blėt, taip, kur galėjo datepti iki galo, datrinti. Faros reikės pasižiūrėti, kas ten per kokią lemputę dedas. Gal reikėtų įdėti ledus. Tada būtų ryškiau šviestų. Bet čia žiūriu, stiklas yra. O, dabar gyveina vien plasmasės, bet ir gerai, stiklas eina. Tai va, kol kas tiek.